Laida Svajonių ūkis tęsia pažintį su Griūčių kaime Utenos rajone įsikūrusiu katinų ūkiu, vietoje gaminančių ir prekiaujančių įvairiais aliejais, miltais ir kitais produktais. Jo vadovas Ramūnas Katinas džiaugiasi išsiplėtusių gaminių sąrašu. Ūkininkas spaudžia kanapių, sezamo, aguonų, garstyčių, moliūgų, šaltalankių, margainio, pistacijų ir kitus aliejus. Nepaisant to, kad linų sėmenų aliejumi Ramūnas prekiauja jau ilgą laiką, ūkininkas teigia, kad vis dar atsiranda žmonių klaidingai suprantančių, kas yra kokybiškas produktas. Kartais būna, kad žmogus sako, ką tu čia man parduodi, jisai nei kvapo, nei skonio neturi. Taip, linų sėmenų aliejus išspaustas, va taip tradiciškai, be sąlyčio su metalais, jis yra labai švelnaus skonio, kartumo, jokio negali turėti. Visiems daug metų kalam tą dalyką, bet žiūrim, kad dar atsiranda, tai aš parduotuvėje perku, jisgi visada kartus. Tai alyvuogių aliejus irgi kartus, taip, alyvuogių aliejus kartus, bet ten yra visai kitoks kartumas, ten yra polifenoliai, yra gerasis kartumas, o sėmenų aliejų kartumas jau yra rūgštys peroksidai, tai jau yra blogis. Žinau, kad yra šviežia sėkla mano, lietuviška, šviežiai spaustas aliejus, padėjau mugėj, įpyliau į stikliuką, padėjau ant saulės, ant stalo, po maždaug, nežinau, 3-4 valandų tas aliejus buvo jau pakartęs, įsivaizduojat? Ant kiek greitai galima pagadinti neteisingai laikant aliejų, pavyzdžiui. Visada akcentuojam, kad griežtai tik šaldytuve tas daiktas turi būti laikomas. Linų sėmenų aliejus pagal spalvą jis visada būna tokios auksinės spalvos, kaip aš sakau, Lietuvos auksas. Kvapas irgi turi būti jaučiamas sėmenų, o ne kažkokios tai kaip žuvies, būna toksai labai stiprus kvapas, atsiranda paskui. Ūkininkas teigia, kad vis daugiau žmonių pradeda atrasti ir naujus sveikus skonius. Katinų ūkyje spaudžiamas ir margainio bei juodgrūdžių sėklų aliejus. Uteniškio teigimu margainio sėklų aliejus tradiciškai naudojamas kepenų veiklos palaikymui, o juodgrūdės sėklų aliejų žmonės vartoja dėl kraujospūdžio, cholesterolio ir cukraus kiekio kraujyje. Siekiant gamybos be atliekų, o taip pat norint pasiūlyti daugiau sveikų produktų, katinų ūkis pradėjo malti miltus. Asortimente galima rasti akmeninėmis girnomis sumaltų ne tik tradicinių kviečių, tačiau ir linų sėmenų, lazdyno, kedro, graikinių riešutų bei kitų miltų. Tai mūsų naujausias pirkinys, labai džiaugiamės, iš Austrijos užsakėm, čia tokie seni gamintojai yra, Austrijoje šitą grūdų malūną, jis yra, stovi viduj tikros akmeninės girnos, tai reiškia, kad malama visiškai tokiu natūraliu senoviniu būdu ir naudojamės jį pirmiausia, aišku, savo produkcijai gaminti, kad jinai taptų tokia, kaip vadinu, beatliekinė gamyba pas mus. Išspaudžiam aliejus, sumalam riešutinius miltus, migdolai, lazdynas, graikiniai, malam tuos pačius margainio miltukus, gaminam su šituo malūnu. Tai vienas momentas, antras momentas, aišku, naudojam ir tradiciškai malti kviečiam, rugiam. Kažkada tai atsimenu, kaip išmetėm gal nežinau, kokias 2-3 tonas kanapių išspaudų pagriovin stirnytėm. Tada gal nebuvo, net gaila, dabar kai pagalvoju, tai yra ir pinigai išmesti, ir puikiausias geras produktas, nes, sakykime, ypač tie riešutiniai miltai šiais laikais, kai daug veganiškai besimaininančių žmonių, tikrai labai, labai vertingas ir labai skanus daiktas. Turi labai daug baltymų, ypač kanapių proteinas mūsų irgi gaminamas. Jie iš tikrųjų labai vertingi sportuojantiems žmonėms, vaikam, pavyzdžiui, tuos pačius sekmadienį kepant lietinius blynus, nežinau dabar, gal kepa dar žmonės, nes ant tų blynų neiškepsi miltų, bet, pavyzdžiui, tų pačių lazdynų riešutų miltų dadėjus ir iškepus lietinius blynus, visiškai kitoks skonis gaunasi blyną. Ir galim pasižiūrėti dabar, ką mes čia gavom iš mūsų ūkyje sveikai užaugintų kviečių. Tai čia mes turim smulkiausius miltus, ant kurių galim kepti lietinį blyną. Čia yra vidutinė smulkumo
čia yra mano labai mėgstamas daiktas. Tai va tuo pačiu malimu mes sumalam yra manų kruopos su sėlenėlėm. Kai kas sako, kad manų košė tai yra beskonio daiktas. Tai va šitas daiktas yra su skonio, tikrai su skonio. Vienas dalykas tikrai visiškai kitoks manų košės skonis, kitas dalykas jos yra su sėlenėlėm, o tai yra skaidulos, tai yra gėris mūsų žarnynui. Gerokai išplėtus produktų gamą atsirado papildomo darbo ūkyje. Tad į pagalbą Ramūnui ir jo žmonai Astai atėjo iš mokslų Anglijoje grįžęs sūnus Laurynas su savo antrąja puse Juste. Dabar jaunieji katinai yra puikiai šventėse, parodose ir mugėse atpažįstami veidai. Tai dar vienas įrodymas, kaip svarbu vystant savo verslą, prekės ženklą, turėti artimą ryšį su klientais. Katinų ūkio pardavimų projektų vadovai teigia, kad bendraujant su klientais gimė ne vienas naujas produktas. Kokie yra patys populiariausi aliejai? Tai tikriausiai vis tik išlieka linų sėmenų aliejus, lietuviškas omega-3 šaltinis ir aišku labai populiarus, visų išgirtas ir išragautas, išskirtinį skonį turintis moliūgų sėklų aliejus. Taip pat yra ir dar du labai populiarūs aliejai, kurie juodgrūdės aliejus, jisai galbūt nesužavi skonio daugumos, bet jisai yra ypatingai sveikas. Ir margainis, kaip aš mėgstu sakyti, tai yra kepenų draugas. Produktas vienas iš naujesnių, tai yra žarnyno šluota, tai skaidulos, kur klientai visada labai klausdavo ir vat būtent taip jos ir atsirado, tai labai populiaru ir tikrai labai geri atsiliepimai yra klientų apie šitas skaidulas. Taip pat yra su šaltalankiu ir margainiu. Pats naujausias produktas mūsų tai yra margainio kapsulės, jos yra patogesnės naudojimui, tai vėlgi atsižvelgta į klientų norus ir prašymus, kad būtų paprasčiau naudoti. Aš labai gerai atsimenu, kai tik pradėjom prekiauti aliejais, tai buvo vienos rūšies aliejus, linų sėmenų ir linų sėklos ir važiavom pirmą kartą į Kaziuko mugę. O dabar jau, kaip matote, yra apie 20 skirtingų rūšių aliejų ir labai dėl to žmonės džiaugiasi, nes jie nuolatos prašo naujų skonių, naujų aliejų, kurie turi skirtingas savybės ir jie džiaugiasi, kuomet jiems galim pasiūlyti to, ko jie nori. Ir kiekvienais metais kone išeina po 1-2 naujas rūšis aliejų pagal žmonių poreikius. Tai yra ir riešutiniai, graikinis, lazdynas, migdolai, kedras. Sezamo aliejus labai skanus ir vertingas, šaltalankio aliejus, burnotis, čija ir netgi tokie egzotiniai kaip pistacijų, aguonų, abrikosų kauliuko. Tai yra labai reti aliejai. Katinų šeima savo gaminius ne tik parduoda klientams, ką pagamina ir patys vartoja, pasakoja Asta ir Justė Katinienės. Paprašėme jų pasidalinti įdomiausiais ir sveikiausiais turimais receptais. Kur panaudoti kanapinę druską. Ja tikrai be galo skanu barstyti ant šviežių agurkų, šviežių pomidorų, galbūt ant varškės sūrio, kokį mėgstate, dažniausiai aišku jisai būna nesaldus. Taip pat su sūriu be galo skanu kanapinė užtepėlė, padaryta iš kanapių branduolių, tai yra baltymų šaltinis su moliūgų sėklų aliejumi, tai ypatingo skonio, kaip sakyt, maistas, ar ne, kurį galima užsitepti ne tik ant duonelės, bet ir ant varškės sūrio. Ir pats įdomiausias desertas, aš jo nepagaminau, bet neišsiplėsiu, galiu trumpai papasakoti, supjaustot šviežias braškės, galite dadėti šilauogių ar kitokių mėgstamų uogų ir būtinai pabarstyti baltymais. Tai bus tikrai dienos pietus karštą vasaros dieną, tai yra kedro riešutų miltai, lazdyno riešutų miltai, gali būti graikinių riešutų miltai ir turėsit ypatingo skonio desertą. Yra citriniokas, tai yra mūsų šalto spaudimo aliejus ir natūralios citrinos. Tai dažniausiai šį padažą naudojam salotoms, mėsai ir žuviai. Tada turime baziliką, tai taip pat yra mūsų
šalto spaudimo aliejus ir natūralus bazilikas, tai jis tinka irgi visoms salotoms, ypatingai graikiškoms salotom ir mėgstam ir ant picos pašlakstyti. Ir tada turime taip pat mūsų šalto spaudimo aliejus ir čili pipiriukai, kas mėgsta šiek tiek aštriau. Iš tikrųjų irgi labai universalus padažas, tinka labai jautienos salotoms, picoms, mėsai. Šį kartą naudosime padažą su natūraliom citrinom, kadangi norisi šiek tiek gaiviau, padažą prieš naudojant reikėtų suplakti gerai ir nieko daugiau papildomai nereikia naudoti. Nieko skiesti nereikia, tiesiog paprastai užpilti ant jūsų mėgstamų salotų. Tada dar, jeigu norisi dar daugiau skonio, galima naudoti vieną iš mūsų aliejų. Mes asmeniškai labiausiai mėgstam lazdyno riešutų, nes jis turi tikrai ypatingą ir kvapą, ir skonį. Tai jį taip pat tiesiog paprastai pašlakstyti ir nereikės nieko daugiau nei papildomų prieskonių, nebent mūsų kanapinės druskytės. Dėl papildomų skaidulų ir naudingų medžiagų uždėsim lukštentų kanapių sėklyčių ir dar pagardinsim su kanapinė druskytė. Tiesiog paprastai ir einam ragauti. Asta Katinienė šią vasarą kviečia išbandyti naują ir itin įdomų ledų receptą. Pasirinktus vanilinius ledus pagardinti godžių uogomis ir tamsiai smaragdinės spalvos moliūgų sėklų aliejumi.